Sveiki, jau kokią valandą bandau padaryti video vlogą ir labai sunkiai sekasi. Padarėm kokį 40 dublių, kamera baigė išsikrauti. Rasa manim nebetiki, gailiai žiūri vandenyną. Todėl paėmiau stiką paskutinį kartą ir bandau spręsti šią dilemą. Esam Elmedano, Tenerifės pietuose. Man už nugaros matom namų eilę, tai viename iš jų gyvename ir mes, Abde Maritimo 8. Tikrai fainas kotedžiukas, turime erdvę virtuvę, gražią terasą. Ir tiesiai prieš namo, žinoma, yra neįkainamas vaizdelis, tai Atlanto vandenynas. Tai va, jau savaitę gyvenam čia Elmedano, truputį apsiprantam, susipažįstam su vietiniais, surandam vietinius prekeivius, kur pirkti maistą, kur pirkti kitas prekes, pas ką, kur kaip nuomoti, žodžiu, pavyksta susidraugauti. Per savaitę laiko tikrai lepino neblogas oras, daugiau mažiau visą laiką yra virš 25, kokie 27-28 laipsniai, tai žiauriai didelis pliusas. Labai puikiai vieta yra vandens pramogom, galima supinti, plaukioti banglentėm, kaitais, kajakais, nardyti, ką mes aišku darėm šią savaitę, irgi išbandėm pramogas šitas. Tai va, tai buvo nuostabus laikas ir tikrai džiaugiamės, kad pavyko mums rasti šią puikią vietelę. Kol kas tiek pirmam kartui, jeigu turite klausimų, komentuokite, rašykite, subscribinkite, iš tikrųjų tai ne, bet galite klausti ir mūsų atsakyta ir laukite antrosios serijos. Tai ką, o mes keliaujame pasišildyti į pagrindinį miestą paplūdimį. Čiau!